Sveiki, mano brangūs šauliai, čia yra Taro kortų prognozė jums vasario mėnesiui. Primenu, kad prognozė yra tik tai bendro pobūdžio, kas norėtų savo asmeninės prognozės, tai prašom kreipkitės į mano elektroninę parduotuvę, mano svetainę būrimas Taro kortomis LT. Čia yra pavadinimas apačioj. Užeinate į parduotuvę, pasirenkate jūs dominančią dėlionę, prognozę, metinę prognozę, prognozę iš meilės, iš finansų, darbo ar sveikatos, apmokate, užsisakote ir kelių dienų bėgyje, aš jums atsiunčiu prognozę video įrašų formatu į jūsų Viber arba WhatsApp. Kem 5,50 €, nes visada paklausite, kiek tai priklauso nuo dėlionės. Taipogi jūs galite įsigyti mano elektroniniai parduotuvai ir kortas. Va čia yra tokios nuostabios kortos, jos yra auksinės spalvos, jos yra plastikinės, jos yra nesidėvinčios, nesiglamžančios, jos yra anglų kalba, bet yra ir rusų kalba, čia yra visos reikšmės surašytos. Tai labai patogu ir pradedantiesiam, ir ne tik. Ištraukėte kortą, pasiskaitote, ką jinai reiškia, atsakymas ant taip ir ne, ir nereikia niekur ieškotis atsakymų. Gaunate ir iškart ir pasimokate kortos reikšmę. Taip, pradedam, šauliai. Mintimis irgi prisijungite prie Visatos informacinio lauko ir užduokite klausimą savo, kokiegi pagrindiniai pokyčiai laukia manęs vasario mėnesį. Ir mes pradedam, šauliai, kas jūsų laukia vasario mėnesį. Parašykite man irgi, kaip jums prasigroja sausis, bent jau procentaliai, pakomentuokite gal kažkoks tai įvykis, kurį aš jums pranašavau užsipildė. Man visada labai svarbu kiekvienas laikas, repostas, followinimas, tai būčiau labai dėkinga. Taip, pirma korta, taurių pažas, antra korta, pasaulis, labai gera mėnesio pradžia. Taurių pažas, tai visų pirma, tai yra visi malonūs, emocionalūs įvykiai ir pasiūlymai. Tai gali būti kažkoks tai komplimentas, tai gali būti pagyrimas, jūs pagyrė, jums pasakė komplimentą, kaip jūs gerai dirbate, koks jūsų aukštas profesionalumas, kaip jūs gerai atrodote, rengiatės ar dar kažką. Tai viskas, kas yra malonu mūsų širdžiai. Bet pagal, tai turi būti nuoširdus pasakymas. Aš turiu omeny, kad jūs turite jausti iš to kito žmogaus, kuris jūs pagyrė, pasakė tą komplimentą, nuoširdumą, ne šiaip veidmainystę kažkokią arba ten, tokį padlaižiavimą, ne, o būtent, kad jums pasakė nuoširdžiai. Tai žinoma, tai yra, subtiliuoju lygmeniu, tai jaučiasi, kada žmogus nuoširdus, o kada jisai tiesiog norėjo kažko tai iš jūsų. Ir dėl to, taip sakant, jūs pagyrė. Taip, taipogi tai gali būti visi malonus pasiūlymai, tokie kaip ten pasimatymai, ne, pakvietimas į pasimatymą, ten kažkokie vakarienė, kiną, restoraną ir taip toliau. Gali būti malonus siurprizai, ten padovanojo gėlių, dar kažko tai, ne. Tai turėtų taip labai pozityviai, emocionaliai prasidėti jūsų mėnuo. O antra korta tai pasaulis. Pasaulis tai yra harmonija, tai yra balansas. Pasaulis tai yra taipogi kelionės. Kaip tik, mano brangūs šauliai, galbūt kažkam tai iš jūsų prasigros kaip kelionė, galbūt jūsų laukia kelionė, galbūt jūs kažkur tai suplanavote važiuoti ir ta kelionė jums irgi pakels tą emocinį foną ir todėl jūs būsite, taip, euforija, ne, tokia bus emocionalumas, pakilėtumas, nes ir kelionėse mes dažnai sutinkam žmonės ir gaunam ir ten ir komplimentų ir ta pažintis pirminė visada maloni, žmonės labai maloniai bendradarbiauja, sakau, komunikuoja, tai tas pakilėtumas gali būti ir nuo to. Taip, gerai, aš imu antrą kaladę iš Protėjusio mėnulio taro ir žiūrim, ką jums parodys iš Protėjusio mėnulio kaladę, mano brangus šauliai. Traukiu kortą. Pirma korta Lazdų riteris. Ir antra korta įsimylėjėliai. Žiūrėkit, Lazdų riteris, tai merginos, moteris, jūs galite sutikti būtent tą jaunolį, ne, Lazdų riteris, tai paprastai jaunas vyras iki 35 metų, gali būti ugnies stichijos atstovas, avinas, liūtas arba šaulys, irgi ugnies stichijos atstovas, tai jisai toks temperamentingas, charizmatiškas, toks drąsus, ryžtingas,
nu, vat, energingas, ne, tas toksai, kuris būna lyderis, dėmesio centre ir taip toliau. Tai šalia iškrenta korta įsimylėjėliai. Tai įsimylėjėliai, žinoma, jūs jau pagal pavadinimą suprantat, kad tai yra meilė, tai yra įsimylėjimas, tai yra pradžia va to santykio, tuomet, kai va ta žiežarba, ne, kažkur tai praskriejo, užsižiebė ir va atsirado vienas kitam kažkoks tai potraukis ir įsimylėjimas, jau tas pradinis susižavėjimas. Tai va būtent to aš jums ir linkiu, mano brangus šauliai, ieškokit tos euforijos, tų malonių emocijų, būtent vat, santykių srityje, nes nu, bent jau jums vasaris turėtų prasigruoti būtent to. Ir aš imu trečią kaladę auksinio meno taro ir žiūrim toliau, mano brangus šauliai, kas jūsų laukia. Vasaris, šauliai, traukiu kortą. Taip, pirma korta 10 skardų, antra korta 6 taurės. Žiūrėkit, 10 skardų tai gali būti kažkokie tai nemalonus prisiminimai, kažkoks tai įsiskaudinimas, kažkas tai, kas jūs įskaudino praeityje. Arba susitikimas su tuo žmogum iš praeities, kuris jūs kadaise labai įskaudino, įžeidė. Nu, nes yra korta 6 taurės, tai yra praeities korta. Praeities, nu, tokia nostalgija, arba, nu, vat, susitikimai su žmonėmis iš praeities. Bet kadangi yra 10 skardų, tai, vat, nu, 10 skardų tai yra įsiskaudinimas, tai yra tokia stipriai negatyvi korta. Tai, žinoma, aš traktuoju, kad čia turėtų būti kažkoks tai žmogus iš jūsų praeities, gali pasirodyti. Ir tie prisiminimai, žinoma, jūs skaudinantis prisiminimai, tas žmogus, kuris su jumis kažkaip tai negražiai pasielgia. Tai va, tai gali būti jo skambutis, galbūt jisai, nu, galbūt jūs netyčia susitiksit, nu, atėjote gatve ar parduotuvėje ir nosis į nosį, nesusitikote. Ir pakilo vėl visi tie prisiminimai, atsiminimai, va, tie, va, viskas vėl pakilo, ne, ta praeitis, va, tenai ten suvirpėjo ir atėjo vaizdiniai ir prisiminimai. Tai, va, antroj mėnesio pusėj tai gali įvykti. Taip, rimu paskutinę kaladę metų rato taro ir žiūrim, mano brangus šauliai, kaipgi pasibaigs jūsų mėnuo. Traukiu kortas, šauliai, vasaris. Pirma korta 6 kardai. Ir antra korta karalienė, taurių karalienė. Žiūrėkite, 6 kardai tai yra vėlgi, tai yra kelionė. Tai paprastai žmogus arba kažkur tai išvažiuoja, pakeliauja ir važiuoja kažkur tai, nu, į tolimus kraštus, tokia vėlgi gali būti poilsinė, pažintinė kelionė, bet tai gali būti ir persikraustimas, persikelimas. Galbūt kažkas tai iš jūsų, mano brangus šauliai, kraustysis vasario mėnesį, nu, iš vieno gyvenamojo būsto į kitą, iš vieno gyvenamojo miesto į kitą, o galbūt kažkas tai ir keis šalį, arba tai yra sprendimas irgi pakeisti šalį ir jau pradėsite tuos visus veiksmus, ne, ieškotis kažko tai ten apgyvendinimo ar dar kažko tai, ar ten apie šalį googlinti, kokie ten yra, kokios galimybės ir taip toliau. Bet turėsite tikriausiai, vat, arba jums prasigros kaip iš tikrųjų kelionė, arba persikraustimas, arba tik tai planai, bet jau tokie planai, kuriuos pradėsite aktyviai, vat, jau įgyvendinti ir link to eiti. Taip, ir taurių karalienė tai gali būti tokia moteris labai empatiška, labai jautri, jausminga, tokia gera širdė moteris, kuri va, tikriausiai irgi kažkokią įtaką turės va, šitam arba jūsų sprendimui, arba kartu su ją jūs kelsitės, ne, kažkur tai išvažiuosite, arba jinai jūs pastumėsit. Tai, bet, žodžiu, būsite ne vieni ir turėsite palaikymą iš tos empatiškos geraširdės moters. Tai tiek būtų, mano brangūs šauliai, linkiu jums nuostabaus vasario mėnesio. Norintis užsakyti asmeninę prognozę, prašom, kreipkitės Būrimas Taro kortomis LT.